kalbant apie užsienio kalbą. Gerai? Kam aktualu užsienio kalba? Dabar pakalbėkime apie keletą iš pradžių mitų, kurie egzistuoja užsienio kalba. Pirmas mitas, kad užsienio kalboms reikalingas talentas. Kiekvieną kartą, kai sistema neturi mokymų kažkokios technologijos, atsiranda kao talentas. Nu, būsi talentingas ir visur, kur mes apskambinom Lietuvoje, pavyzdžiui, pagal Europos tos standartus, tam, kad išmokti angliškai, reikia 1000 valandų praleisti su dėstytoju ir dar 2-3 kartus tiek pat savarankiškai. Ir aš sakau, gerai, tai jeigu aš praleidžiu pas jūs tiek valandų, o tai įsivaizduokit kiek metų, tai aš išmoksiu. Atspėkit, visi centrai sako tą patį. Viskas priklauso nuo jūsų talentų. Nu, bet kodėl anglų kalba visi normaliai ir debilai išmoko normaliai, nu kas gyvena, nu tai yra mitas, reiškia, jeigu tu žinai bent vieną kalbą, tu gali išmokti ir antrą, ir trečią, ir ketvirtą, tai talento čia nereikia. Aišku, galbūt kažkoks talentingas gali 150 išmokti, nu, bet paprastai dar vienai kalbai talentų nereikia. Nors daugelis žmonių ateina kaip ir su piešimu, ne, aš neturiu talento, aš neturiu užsienio kalbai talentų, nu nesąmonė, tai sukūrė centrai, kuriems pamatyti labai reikia savo klaidas padėti. Antras mitas, kurį galbūt irgi girdėjote, kad yra lengvos kalbos ir yra sunkios kalbos. Nu visi vaikai šneka, kaip? Vienu metu pradeda kalbėti. Sunki kalba atsiranda tada, kai žmonės pradeda naudoti vadovėlius, kurie yra labai sudėtingi. Va tada yra iš tikrųjų sunku. Tarp kitų kalbėjom su Rusijos ekspertais žvalgybos, kurie mokina, žinot, nelegalus vadinimus. Tai žmogus turi su legenda išmestas į kitą šalį ir kaip žinot, kiek užtrunka tokį agentą paruošti, kuris be akcentų šneka laisvai dar su visom legendom, su viską. Apie metus laiko. Kinų kalbos, būtent kultūrinių yra daugiau skirtumų, tai 2 metai ten, arabų 1,5 metų. Ir pirmą dalyką, kurie jie daro, jie išmeta vadovėlį. Neleidžia naudoti ne vieno tradicinio vadovėlį. Kodėl? Sako, mes krauju tai sumokėjom. Jeigu nori, kad šnipai iš karto atpažintų, išmokink anglų kalbos pagal ką, pagal vadovėlį. Todėl, kad jis pradeda kaip vadovėlinę kalbą naudoti. Ir mokosi labai sudėtingai. Tai todėl nėra lengvų, sunkių kalbų, yra tiesiog metodologija, kuri leidžia atsiminti greitai arba lengvai. Trečias mitas, kuris pats keiščiausias, kad vaikai mokosi lengviau. Nu čia tai šis nesąmonė. Mano dukrytė, jai 2,5 metų, jinai šneka kaip Nusiok, jeigu jūs po kursų 2 metų, tai dar ne vieno žodžio nepasako, kaip jums tai atrodytų. Net kai bus 6 metai, jos leksikonas bus labai ribotas, teisingai. Bet kuris žmogus, psichiškai sveikas, bet su gera sistema, jis gali 3 mėnesių, 6 mėnesių, jeigu tinginys, laisvai kalbėti ir žymiai platesnį turėti leksikoną negu vaikas. Sakyk, prašau, koks vaikas gali per tokį laiką išmokti? Nu joks. Ketvirtas mitas, kurį sukūrė lingvistai, kad reiškia tam, kad mokytis kalbos, reikalinga žinoti gramatiką. O dar jie sako, šiaip, klausyk, neskubėk, o žmonėsgi nori ko? Nori išmokti bendrauti, bet jam sako, ne. Iš pradžių išmok tokio dalyko, kuris vadinasi lingvistika. Įsiaiškint ten kilmininkų, nagininkų laipsnius, nes mane taip mokinu, aš taip mokinu. Tai pas mus atsiranda tarpininkas. Žmogus turi iš pradžių atsiminti, ką reiškia infinityvas, perfect continuous ir taip toliau, ir tik po to jam bus leidžiama kalbėti. Ir kaip mes matom, kad žmogus, kai pradeda tokiu būdu mokytis, jisai ką, jam paklausia, how are you, jisai sako, minutačku ir mintise į lentelės ten. Aha, tai čia ko gero ne perfect continuous. Nu. Ir dar viena klaida, kad mitas, kad kalbos reikia mokytis po truputėlį. Išliet. Ir pagrindinis metodas tradicija yra linijinis, kai mes po biškį, o tie 26 laikų formą išdėstom į 20 metų. Arba 15 metų. Ir kur yra problema? Žmogus šitą truputėlį pasimokė, šitą, kai perna prie šitos, kas dažniausiai būna, čia viską pamiršo. Po to moksi dar daugiau, po to dar daugiau, po to dar daugiau. Ir išeina, kad žinių daug, ko kalbėti negali. Tai kaipgi reikia mokytis. Ir mes pradėjome analizuoti iš pradžių lingvistus, paaiškėjo, kad lingvistai labai ilgai eina, ilgų kelių. Pavyzdžiui, daug poliglotų irgi eina pakankamai sunkių kelių. Pavyzdžiui, viena Bulgarija, tokia žinoma labai, tai jinai imdavo storą vadovėlį, žodyną ir pradėdavo studijuoti žodyną. Tiesiog studijuoti. Arba po to jinai imdavo storą knygą Šekspyrų ir pradėdavo studijuoti. Visiškai neanalizuodavo ir vadindavo surasti, kad ten. Ir po 6 metų jinai pradėdavo kalbėti ir tai netobulai. Tai vienintelis skirtumas tarp jos ir kitų, jinai tiesiog nieko matyti neturėjo ką veikti ir studijavo tas kalbas. Nes radau dar didelio fanatų kiekio, tokio, kad irgi norėtų po 8 valandas kasdien taip studijuoti. Bet, pavyzdžiui, vienas iš tokių poliglotų kaip Petrovas, jisai labai paprastą tokią metodą naudoja. Tai principas toksai, kad užsienio kalba tai yra kombinatorikos menas. Taip pat, kaip, pavyzdžiui, muzikoje 7 akordai ir mes galim sukurti kiek? Milijonai įvairių variantų. 7 natos, milijonas variantų melodijų. Taip ir čia. Ir pasirodo, kiekvienoje kalboje yra apie 360 svarbiausių žodžių, kuriuos reikia išmokti kaip tėvė mūsų. Anglų kalboje, pavyzdžiui, pusė iš jų mums jau yra žinomi. Go, visi žino, kad reiškia tam. Go, eiti tenais, ne? Ir iš jų yra apie 60 veiksmažodžių. Ir iš tų veiksmažodžių apie 30 yra netaisyklingų veiksmažodžių. Yra apie 30 būdvardžių, apie 120 daiktavardžių ir dar keliasdešimt tokių yra vietos, laiko aplinkybių, ten tokios dalelytės. Ir va, pirmą, ką reikėtų padaryti, žmogui išmokti šitus 360 žodžių. Kaip? Tiesiog su
mnemotechnikos pagalba. Jo, yra sudaryti ir tik dėja kažkodėl tai, kai analizavo, tarp kitko, tai yra įdomus dalykas, pasirodo 138 žodžiai anglų kalbos sudaro 50% iš visos leksikos. 138 žodžiai ir sudaro 50%. Ir tai yra tokios dalelytės. Tu, ten, on. Ir pasirodo, kai darė tyrimus Lietuvos moksleivių, kiek jie žino šitų žodžių mokyklos pabaigoje, tai pasirodo, net 50% nežino šitų žodžių. Bet žino kitų žodžių, kurie ten niekam nereikalingi, ten dramblys, dar kažkur, kiek to apie dramblį per savo gyvenimą kalbino. Bet vat mokinasi tos žodžius, kodėl tai. Tai todėl geriausiai mokyti šitos žodžius ir geriausiai mokytis temomis. Nesiliokit, kaip faina, kai žmogus išmoksta apie namą ir viską išmoksta apie namą. Spalvas ir išmoksta spalvas. Tada atsiranda toks gešta, o, jau apie namą galiu pakalbėti, ne? O, jau apie šitą galiu. O mokyklose dažniausiai yra kaip? Pagal saš, iš A raidės. Ir viskas pagal A raidę. Ir čia smegenim nuodai, nes viskas, kas iš A raidės, jisai tada nebesuprant, nes nėra jokios logikos. Tai todėl temomis. Keletą veiksmažodžių pagrindinių, keletą būdvardžių pagrindinių. Ir ką jūs darot? Pradedat kalbėti. Viskas. Koks paprastas metodas. Kokių klausimų? O kurgi gramatika, teisingai? Nu, mes jums galėsim atsiųsti. Iš tikrųjų, jokių problemų. Va, tai šitą. Ir galėsim 5 kalbom atsiųsti, kad jūs 5 kalbas šitą išmokti. Ir dabar žiūrėkit, mintis yra tame, kad pirmas metodas, kuris vadinasi Tarzano metodas. Ir šitą Tarzano metodą aš sužinojau iš savo draugų, jis yra 7 kartus atminties čempionas ir jisai tokį bairį padarė. Man tai padarė įspūdį. Jisai važiuodamas į varžybas į Vokietijos, pats ispanas, žmonės sako, kad aš nutariau, o ten preskonferencijų, bet aš nutariau iškart, vokiškai pravesti šitą konferenciją. Žmonės sako, klausyk, žinau, kad tu esi genijus, bet aš žinau, kad tu tiksliai vokiečių kalbos nežinai. Jis sako, taip, bet aš turiu dar 1,5 valandos lėktuvę. Tai ką, net kavos negersiu, kavos išgersiu. Ir iš karto po lėktuvų į tokią salę ir iš jo 2 valandas ėmė interviu ir jisai puikiai vokiškai atsakinėjo. Ir į pabaigą korespondentas vienas sako, klausykit, žinot, jums reikėtų dar padirbėti su gramatika. Sako, taip, turiu omeny, kad aš kol kas vokiečių kalbai skiriau 1 valandą 15 minučių. Kaip tai galėjo būti? Kaip jisai galėjo kalbėti? Ir kaip jisai galėjo suprasti, ką jam kalba? Jisai paėmė išmoko tos pagrindinius žodžius ir po to naudojo Tarzano principą, kuris vadinasi kalbėk bendratim. Aš eiti į kinas rytoj. Aš eiti į kinas vakar. Aš mylėti jūs šiandien. Mes šiandien dalyvauti varžybose. Aš esu numeris 1. Ir kaip dabar, ir pasirodo visi supranta. Pasakykit man bent vieną sakinį, kurį aš negalėčiau taip suformuluoti bendratim. Patys sudėtingiausia, filosofinį gali. Pasirodo, mūsų smegenys viską supranta bendrai. O anglų kalba tai šis bendraties kalba. Teisingai, ten šis tų galūnių nėra. Tik žinau, kaip bus rytoj, poryt, šiandien ir viskas. Bet kaip supras, kad tau sako? Ir jisai tada sako, prašau kalbėti kaip aš. Ir jisai tada suprato, kad jau problema ne jam, o jiems suformuluoti teisingai. Ir mes pastebim, kad smegenim iš tikrųjų, nes, pavyzdžiui, mūsų pirmas tikslas įrodyti žmonėms, kad įmanoma išmokti. Nes aš pats, kai 15 metų bandžiau ir man nepavyko, tikrai jautiesi, kad tai yra neįmanoma, kažkas tokio nerealaus. Ir žmonės ateina, daugelis pas mus jau tokie sužaloti, tokie po 15 metų bandymų, turi milžiniškus verslus, sako, bet su anglų kalba, šiaip kalbu 3 kalbom laisvai, ir lietuviškai, ir rusiškai, dar lenkiškai, o anglų kalba matyti. Nelikimas. Pasirodo, iš tų 360 žodžių beveik visi jau yra žinomi. Ir tada, kai dabar 1 valandą ir visi šneka. O tarpusį. Ir kas vyksta 1 valandą, jie šneka. Aš eiti, tava, tu nežinai. Ir mums svarbiausia, mes sakom, vienintelis dalykas, kas yra reikalam, draudžiama kritikuoti, bet svarbu žiūrėti į akis. Kodėl labai svarbu kalbant žiūrėti į akis? Nes pasirodo, kai tu bandai prisiminti kažkokią gramatinę taisyklę, tu akis vartalioji į viršų. Nes į viršų tau prisimena vadovėlių puslapiai, ten nifiga nėra. Tada iš šoną bandai prisiminti, ką tau mokytojas sakė. Ir galų gale į apačią, nes labai gėda, kad gal nieko. Ir kai akis vartaliojasi, žmogus bando su gramatika bendrauti, bet ne su žmogumi. O mes sako, žiūrėk į akis. Ir paskui žmogus žiūri į žmogų ir sako, negalvodamas apie gramatinės taisyklės, pasirodo, gali viską pasakyti. Ir mes parodom akivaizdžiai, kad kalbėjimas tai nėra mūsų užduotis neišmokinti užsienio kalbos, mūsų užduotis išmokinti ko? Bendravimo. O anglų kalboje iš vis 90% bendravimo yra kas vanduo. Ir pasirodo 5 žodžius, jeigu žinai, tu gali palaikyti minimum 2 valandas pokalbį. Really? It's unbelievable. Oh, wow. Ir žmonės su šitais 5 žodžiais eina naura ten. Na, po to, jeigu nori kažką pasakyti, tai čia yra pirmas etapas, kuris atpalaiduoja žmonės. Nežiūrėkit, visa esmė yra mūsų mokymo rezultatai, yra štai tokie rezultatai, tai yra mūsų potencialas minus įsikišimas. Ir potencialas, aš įsivaizduoju, mūsų 100%, kodėl tokie prasti rezultatai. Todėl, kad įsikišimas yra. O įsikišimas yra 2 tipų. Yra išorinis įsikišimas, gramatinės taisyklės, tu privalai taip, tu privalai taip. O žinai, dar ir tarimas turi būti, jie dar yra išimčių, o dar yra, žinai, tokių šis formulių. Ir kai žmogus daug tų žino, tai jos smegenys visiškai paralyžiuojamas, tai negali kalbėti. Jis nori pasakyti,
Aš vakarą jau, bet gal, palauk, čia taisyklingas ar ne, o jeigu neteisingai, tai kokia, čia antra ar trečia forma, o jeigu ten čia, o čia artiklių reikia ar ne, nu ir viskas. Ir žmogus jau nebeadekvatus. Ir laiko bėgant, net ir kai nėra mokyto, vidinis balsas, ne tau, Martynė, mėlynas dangus, nevaryk geriau, dar pasimokyk. O kai Tarzanas atima bet kokį įsikišimą, atsiranda kas? Laisvumas. Ir poliglotas Petrovas įskiria keletą taisyklių, galite pasižymėti. Pirma taisyklė vadinasi taip, kad greitis svarbiau negu teisingumas kalbos. Žymiai svarbu, kiek tu greitai atsakai, negu kiek tu teisingai atsakai. Tiesiog, kai jūs paklausėt, kiek dabar valandų, žmogus sako, palauk. Ir labai ilgai galvoju. Sako, nu gal tiek to, aš einu kitur, išsiaiškinsiu teisingai. O jeigu jūs neteisingai, bet sako, 6 valandų, žmogus sako, supratau. Ir pasirodo, kai žmogus greitai kalba, pavyzdžiui, bet kurioje kalboje žymiai svarbiau, kaip tu dedi akcentus. Nes bet kuriam sakinyje yra vienas žodis, kuris yra akcentuojamas. Ir jeigu žmogus šneka greitai, jis gali important, visi jį supranta, todėl kad greita kalba suprantama žymiai lengviau. Jeigu tu dedi ką? Akcentus. Ką tu nori pasakyti? O visą tai, kad tu ten susipliončiai, juk jie taip pat, jūs pasiek kaip amerikiečiai šneka. Jūs sako, supratau, vieną žodį. Tai vat, mūsų užduotis geriau akcentus į vieną supratau, o kitos supratau. Antras dalykas, kad mažiau yra geriau negu daug. Ta prasme, mažiau, bet iki automatizmo informacija yra žymiai svarbesnė negu daug informacijos, bet netidirbtų iki automatizmo. Tai reiškia, mūsų užduotis su minimum leksikos būdu pradėti kalbėti, ko galima greičiau. Ir jau antra diena skirta gramatikai, o gramatika vėlgi nenaudojama jokių tų sudėtingų terminų. Mes tiesiog pasakom, kad anglų kalba, kaip ir bet kuri kita kalba, turi atspėkit kiek laikų? 3. Ateitis, dabartis ir praeitis. Ir visi šitą 26 formos tai yra teroristų išmislas, kad tik užterrorizuoti mus. Ir mes sakom, kad aukščiausias lygis kalbėjimo tai yra kada? Kai žmogus mąsto, teisingai? Pas mus visi jau pradeda mąstyti jau 3 dieną. Ne tik mas, bet ir lietuviškai pradeda šnekėti kaip anglai. Kodėl? Nes mes aperčiam viską užtinkom ir mes pradedam nuo mokėjimo mąstyti žmonės. O kaip mąsto anglai? Tarp jeigu jūs jiems papasakot, jie nustebtų. Tikrai aš taip mąstau? Bet anglakalbis visuomet savo užduoda klausimą. Tai, ką aš noriu pasakyti, ar tai yra veiksmas, ar tai yra būsena. Pavyzdžiui, aš einu namo, tai yra kas? Veiksmas. Aš esu kosmonautas, būsena. Ar visi supranta? Visi. Jeigu, pavyzdžiui, tai yra veiksmas, sekantis klausimas, kurį savo užduoda anglakalbis, ar tai yra aktyvas, ar tai yra pasyvas. Aktyvas aš duodu į snukį, pasyvas man duoda į snukį. Pavyzdžiui, aš skaitau knygą, tai yra kas? Aktyvas. Knyga yra skaitoma. Pasyvas. Labai lengva. Kodėl tada prie pasyvų mes perinam tik po 6 metų studijavimų, kaip čia paslaptinga informacija, tik tai pažengusiems. Po to pasirodo, jeigu, pavyzdžiui, aktyvas ar tai pasyvas, žmogus klausia savęs. Aišku, smegenys tai vyksta labai greitai. Tai apie ką aš noriu pasakyti, dabartis, ar tai yra ateitis, ar tai yra praeitis. Pavyzdžiui, aš eisiu į kiną, tai yra kas? Ateitis. Aš buvau kine, aš dabar sėdžiu kine. Ar yra kažkam problemų? Žiūrėkite, ir vėl sakmė. Ir vėl jokio šansų susimauti. Jeigu pasyvė, vakar mane tardė. Tai yra kas? Pasyvas praeitis. Mane rytoj tardys. Man dabar duos į snukį. Tai yra kas? Dabartis. Taigi čia nėra jokių problemų. Toliau sekantis klausimas reiškia, kokios iš 4 veiksmų formos yra naudojamos užsienio kalboje. Pavyzdžiui, pirmas tai yra faktas. Kai mes norim pranešti, kad žmogus, pavyzdžiui, kažką daro. Pavyzdžiui, aš studijuoju anglų kalbą. Tai yra kas? Faktas, teisingai. Bet jeigu aš noriu pranešti apie kažkokį tai dalyką, kaip apie procesą, kuris turi pradžią ir turi pabaigą, tai, pavyzdžiui, aš dabar esu kalbėjimų procese. Tai yra kas? Procesas, teisingai. Šiaip aš studijuoju anglų kalbą, bet dabar esu kalbėjimų procese. Dabar yra televizoriaus žiūrėjimų. Šiaip gyvenu Vilniuje, bet dabar esu televizoriaus žiūrėjimų procese. Ar visiems, aišku, skirtumą? Čia kaip tam, žinot, kalėjime. Vienoje kameroje sėdi, vienas blaškosi, vaikšto, kitas sėdi, ko tu nėra, ko tu blaškais. Sako, niekaip negaliu suprasti, skaičiau reliatyvumo teoriją Einšteino, nesupratau, ką tai reiškia tas reliatyvumas. Sako, labai paprasta. O žiūrėk, ką tu dabar darai? Vaikštai, o iš principų sėdi, teisingai. Tai va, kai šitus dalykus žmonės atskiria, tai iš tikrųjų tada atsistoja viskas savo vietas, kai žmogus nori pasakyti, kad aš esu dabar kažkokiam procese, jis naudoja šitą formą, kai jis nori pranešti apie faktą. O kartais mes būnam darom ir padarom, turim rezultatą. Pavyzdžiui, aš perskaičiau knygą arba aš turiu perskaityti tą knygą. Taip? Tai yra kas? Rezultatas. Šiaip skaitau dabar knygą, yra procesas. Šiaip gyvenu Vilniui, bet dabar turiu pastatytą namą. Tai yra kas? Rezultatas. O būnagi tokie dalykai, o čia šiaip, tad mūsų šnekat jau ties 15 metų prie šitos formos perėm, kad būna žmogus daro ir nepadaro. Pavyzdžiui, aš jau 15 metų studijuoju, kalbį nekalbu, bet studijuoju. Aš jau 3 metai kaip statau namą, pastatėjai, nepastačiau, bet 3 metai stačiau baldį, taip pavargau. Tuot, kai mes norim pasakyti, kad yra kažkoks darbas atliekamas kažkokį tai laiką, bet jisai dar nėra baigtas, mes naudojam procesą kaip rezultatą formą. Ir visi 100% supranta iš pirmo karto. Tai. Ir paskutinis klausimas, kuris save žmogus paklausė, tai, ką aš noriu pasakyti, ar tai yra teiginys, ar neiginys, ar klaustukas.
Ir žiūrėkit, kur yra didžiausia problema. Kodėl žmonėms kompleksai? Šiaip anglakalbiai šneka kaip? Čia dar būsena. Ir jie nesako, klausyk, dabar kalbėsiu apie procesą. Tu kuriam lygiai? A. Ir todėl žmogus sako, iš pradžių šitą išmok, po to šitą, o apie šitą dar nekalbėkim. Ir jisai, ką visą tą laiką negali kalbėti. Mes paėm bet kurią dainą, ten visos tos formos panaudoti. Tai kodėl mes turim tai mokytis iš lėto, kai reikia mokyti ką? Va taip. Ir kai žmogus iš pradžių pagauna logiką, ant tos logikos atsiranda kas? Gramatika, žymiai lengviau. Ir, pavyzdžiui, mano žmona pati jau turėdama problemų su anglų kalba, tradicinės, jinai po šito kurso jau 3 dienoj nustebinus savo mamą, mano ošinę, sakydama, ryte atsibūdo, mamyt, įsivaizduoju, 3 valandą, kai aš atsibūdau, mano dukrytė jau turėjo rezultatą, prikakota pampersą. Bet aš iki to laiko buvau 3 valandas kaip nemiegantį, laukdama, kada jinai žino. Ir nors dabar esu kalbėjimo su tavim procese, ateity galvoju, kad vis dėlto mes sutvarkysim tą problemą ir dukrytė pradės normaliai kakoti. Jinai panaudoja visas laikų formą. Ir paradoksas, bet mąstymo reikia mokyti žmonės kaip? Iš pat pradžių, net nenaudojant nei vienos perfect continuous. Sakyt, kas reiškia, kad palengvėtų, jeigu aš tai duočiau visiems šitam angliškų terminologijos? Nu tikrai nepalengvėtų, teisingai. Kodėl to, kad to nereikia. Bet žmonės, kai supranta tą visą logiką, taip nieko čia. Tada jie perina prie ko? Prie gramatikos panaudojimo. Ir mes galim paimti žmogų iš vis nuo nulio ir pasakyti, o dabar žiūrėk, gera žinia, kad iš visų tų lentelių tau, tam, kad kalbėti jau, pasakyti viską, ką tu nori, reikia žinoti tik tai vieną. Vat tą dalį, kuris sudaro 50% gramatikos, bet atidrilinti iki automatizmo. Ir va šitą stebuklinga lentelė. Kas vat nori išmokti dabar anglų kalbą? Ar yra, kas turi problemų su anglų kalbą? O, tai jūs dabar žiūrėkit, išmoksit. Tokią lentelę nusipieškim. Čia yra dabartis, čia yra ateitis ir čia yra praeitis. Ir vat anglų kalboje kaip ir yra visuomet herojus. O šitas rutuliukas reiškia herojus. O šitą rodiklytę reiškia ką? Veiksmas. Petras eina, Marytė myli, Kęstutis valgo. Ir anglų kalboje visuomet pirmoje vietoje yra kas? Herojus, o antroje vietoje veiksmas. Lietuviškai galbūt Petras valgo, valgo Petras, Antanas valgo, valgo Antanas. O anglų kalboje, kadangi nėra jokių galūnių, yra labai aiški taisyklė. Ir vat kartais tik taip reikia dadėti S galūnę. Kada mes šiek tiek vėliau pasakysim. Jeigu mes norim apie ateitį pasakyti, tas pats yra herojus, tas pats yra veiksmas, tiesiog iš žodynų, tik į tarpą reikia įdėti dalelytę kokią? Will. O jeigu jūs norit pasakyti apie praeitį, viskas tas pats išlieka, tik reikia galūnę add dadėti. Ar labai sudėtinga? Ir žmogus nuo nulio, vat, jūs sakėt nuo nulio, ne? Galit pasakyti, aš myliu tave. I love you. Jeigu per sudėtinga, I love, pasakyti, I love. I love. Labai sudėtinga. Yes. Dabar ateity kaip bus? I will love. O praeity kaip? I loved. Ir nors tai ne visai jau taip taisyklingai, jo, bet pradžiui super. Ir žinokite, čia naudojamas principas vienas sunkumas per vieną kartą. Nereikia tada taisyti žmogaus tarimo, nereikia ten, nes jeigu jisai pasakys, ai gojėt, viskas gerai, nes jisai dabar treniruojasi ką? Gramatikos. Po to jisai tik sužinos, kad yra keletą veiksmažodžių, kurie va tik tai šitoj vietoj naudoja biškutį kitokią. Bet dabar naudokit tai, kas yra, prašau. O šitoj vietoj nėra jokio šansų suklysti. Nes jūs viską, ką daro teisingai. Ir pradžioj net su vienu žodžiu, I love, pavyzdžiui. Ir jūs su vienu žodžiu galite. Bet mes dabar nekreipiame tai dėmesį jo. Ir tai visai nepripažįstama kaip klaida. Tik po to mes pasakom, kad su he, she, it ir su pinu yra dasideda s. Tai čia yra sekantis etapas. Po to mes pasakom, kad jeigu jūs norit, tai čia buvo teiginys. Dabar sakytis, jeigu jūs norit neiginį pasakyti, jūs ką darot? Don't. Va čia įdedat, I don't love. Jeigu mes norim neiginį apie ateitį pasakyti, I will not arba I won't. Ir jeigu mes norim apie praeitį, tarp šito ir šito įdedam dalytę kokią? Didn't. Ir čia pat, aišku, čia viskas parašyta, mes kažkaip, jeigu bus įdomu, mes galėsim atsiųsim tą lentelę gramatinę. Tai... Ir jeigu klausimas, tai mes sakom anglų kalboje, specialiai mums sukurta, tokiems nelabai pažengusiems, jie perspėja, dabar uždavinėsiu tau klausimą. Ir jie to padaro dalelytę do. Toliau eina kas? Herojus ir po to do you speak English? Jeigu norim apie praeitį paklausti, iškart dalelytę did. O jeigu norim apie ateitį paklausti, will. Kodėl will? Todėl, kad, kad nebūtų 2 kartus specialių dalyčių, tas will yra, perduočiau. Ir žiūrėkit, kur yra esmė. Jūs tokią pat lentelę galite sudaryti bet kokioj kalboj ir jums reikia iš lėto, bet eiti per visą lentelę vienu metu.
Tradiciniu būdu jum tai užtruk keli mėnesiai. Bet smegenį labai svarbu, kad būtų tas susikryžiavimas. Nes žmogus kas yra apie praeitį, yra apie ateitį. Ir dabar žiūrėkit, jeigu jūs naudojat stebuklingą metodą, kuris vadinasi situacinis algoritminis treningas arba etapais formuojamų įgūdžių metodas, tai jūs tada iš tikrųjų žinot know-how. O dabar jūs jau žinosit know-how. Ir šitas know-how naudojamas bet kokiems įgūdžiams iki automatizmo suformuoti. Pirmas dalykas, jūs žiūrit į lentelę, o čia akis simbolizuos, kad jūs žiūrit, garsiai tariat tai, ką jūs darot. Pavyzdžiui, norit pasakyti, pavyzdžiui, aš duodu lietuvišką sakinį, aš nemyliu tavęs. Ką jūs darot? Žiūrit į lentelę, surandat, kur tai yra neiginys. Jūs sakot, aha, tarp šitų ir šitų reikia įdėti ką? Don't. Ir tik tada pasakot, kaip tai skamba angliškai. Pravarę keletą kartų per visą šitą lentelę, jokių būdų jos nezubrinant, jūs darote ką? Perinant prie sekančio etapo. Jūs jau nebežiūrit į lentelę, o partneris su jumis šalia kontroliuoja, kad jums viskas teisingu, bet vis dėlto ką darot? Garsiai komentuojat visus veiksmus. Pavyzdžiui, kaip pasakyti, aš tave mylėsiu? Jo. Man tai reiškia, jeigu žmogus nežino, jisai žiūri į lentelę, bet po keletą kartų jūs sakys, aha, tenais tarp šito ir šito reikia daryti dalelytę will. Ir jūs niekur neskubat, nieks niekur neskuba, jūs turit nedaryti klaidų, o savo patogių tempų, tik po to suformuluojat teisingą sakinį. Dar po kelių sakinukų, jūs jau ką, nebežiūrėdami ir garsiai netardami, bet tyliai savo pagalvodami, aha, tai tenais vėl pagal. Savo pagalvojat ir po to ką padarot? Pasakot, kaip tai yra angliškai. Ir paskutinis etapas, jūs nebežiūrit, nei tyliai, nei garsiai nekomentuojat, o tiesiog ką? Su tarpu mažiau negu pusę sekundės, pasako, aš myliu tave, I love you, aš mylėjau tave, I love you, tik paskačyti. Ir tik tada jūs žinot, kad jūs atidirbot tai ką iki automatizmo. Ir žiūrėkit, kur yra visa priežastis, kodėl mums taip sunkiai sekasi užsienio kalbose. Todėl, kad mūsų pirmą mokina fragmentais, o ne per visą tą lentelę. Ir antras, niekas neatidrylina iki automatizmo. Sako, čia savarai, biškutį pamėginate. Ir labai verta mokyti, kai žmogus galvoja, aha, toj. Ir dar jeigu žmogus pasako, aha, čia žinau, čia perfekt, super, tada dėsiu, sako, aš tikrai neveltui čia praleidau laiką. Bet tai yra nuodai, toj vienam metu. Nes tarp jūsų klausimų ir atsakymų turi būti kas? Maksimum pusė sekundės. Ir tada žmogus, žiūrėkit, žinodamas tik 360 žodžių, bet iš jų dažniausiai naudojamus ir netaisyklingus veiksmus, ir žinodamas šitą lentelę iki automatizmų, pas jį smegenų dalys, didžiulio jo energijos, išsilaisvina kam? Tolimesniam studijavimui. Nes kai jūs linijiniu būdu pobiškai, žiūrėkit, čia neatidrilinau, čia iki žinių yra, o automatizmų nėra. Ir išeina, kad kiekvieną kartą žmogus vėl iš naujo ieško, kur akordus sudėlioti. Tai todėl minimum, bet svarbiausios gramatinės struktūros, be jokių pavadinimų atidrilinat iki automatizmų ir tada su to žodynu jūs jau galite jau sakyti daug žodžių. Kaip? Atidumą? Kaip suprasti atidumą? Dėmesingumą? Ne, vat kaip tik, žiūrėkit, kai žmonėms labai patinka ir jų motivacija, žiūrėkit, kur išlieka. Nes kai tu bandai po to ant greičių, tas greitis palaiko tą dėmesingumą ir atidumą. Nes kadangi, žiūrėkit, visas atidumas dingsta, jeigu jūs peršokot, jeigu jūs dar neįsisavinama, pradėt, o čia visi skuba. Ir mes šitą vietą sakom, stop. Pradėkit iš lėto, pradėkit, kad nebūtų ne vienas pagrindinis principas mokytis be klaidų. Jeigu žmogus tik tai daro klaidą, mes grįžtam kur? Į pradinę padėtį. Nes per visas pamokas neleidžiama kritikuoti žmogaus. Kodėl? Nes kritika tik pablogina žmogaus pasitikėjimą savimi. Ir jeigu žmogus padarė klaidą, reiškia, yra metodikoje klaida. Tai dabar žiūrėkit, reziumė, žmogus iš gatvės atėjęs, matydamas, žinodamas šitą principą, matydamas šitą lentelę, turėdamas keletą žodžių, ką gali pasakyti? Beveik viską. Apie praeitį, apie dabartį, apie ateitį jisai gali paklausti ir netgi neiginį suformuluoti. Kaip atrodo, kiek toliau savarankiškai užtrunka tas drilimas? Kiek? Paradoksas, bet jeigu jūs norite šitą lentelę atidrilinti, bet kokioj kalboje, jums užtenka 3 kartų po 5 minutės kasdien. Bet ant greičio. Ir po savaitės, kažkam gal pusantros, bet nematėm nei vieno, kuris kasdien. Nes pasirodo, kasdien po truputėlį žymiai geriau negu, iš esmės sekmadienį padirbėsiu 4 valandas. Nepadirbėsiu to. Ir mes pasirinkome, kad žmogus vairuodamas arba eidamas pietauti, sako, I love you, you love me. Jisai ką? Ir šypsena atsiranda, žinot kada? Kai jisai jaučia, kad tai vyksta kaip automatizmo. Kai atsiranda tas autopilotas, tada atsiranda pasitikėjimas. Ne ta įtampa, manęs paklauso, tai kaip jį ten turi būti. Vat kaip tik, mąstymas ir sukuria visą nepasitenkinimą. O kai žmogus nemasto, žinok, mes esame homo automatikus. Viską, ką ant autopilotų mums suteikia kaifą. Todėl, jeigu norit kalbėti su malonumu, tiesiog atidrilinkit, pavyzdžiui, arba žmogus mokinusi po to jau savaitės bėgė, I would like something to drink, pavyzdžiui, tokį sakinį.
Ir kai žmogus logiškai įsitempia, I would like, nu, labai įdomu. O dabar tą patį, o dabar pagauk melodiją, nes anglų kalboj pasirodo yra ritmika ir apie ją nieks nesako. Pasirodo anglų kalboj kiekvienas antras žodis yra į viršų, kitas į apačią. I would like something to drink. Užsimo, I would like something to drink. Tada ką? Jisai pradeda dainuoti. I would like something to drink. I would like something to drink. Ir žmonės tokie laimingi. I would like something to drink. Patau nueini, I would like something to drink. O, super. O jeigu pasakai, kad yra pasirodo vienas žodis, į kurį akcentą reikia uždėti. Į kokį akcentą? Drink, jo. Tai tada jisai, drink. O, ir visi supranta. Ir jisai supranta, kad gali dar greičiau kalbėti. Nu, how you find you? Jisai net nespėsi, kas jau pasako. Va čia atsiranda malonumas. Ir jisai net nesusimasto, ar čia perfect continuous, ar čia kažkas. Ir pasirodo, prie tų dar žodžių bazinių yra dar apie 30-50 sakinukų, tokių šablonių, kurių išmokus nuo žmogus išsiau. Ir parduotuvėje ir visur gali kalbėti. Ir taip bet kurią kalbą. Jo. Bet, jo, tai atėjo tas matricas, tiesiog reikia, nu, kad kažkas jums padarytų, arba jūs pats turite padaryti. Esperanto, tai ten šis lengva, tik jinai neprigyjų, nes, nu, jinai tiek paprasta, kad niekam neįdomu, bet ką žinau, kad ten... Jo, labai geras klausimas ir to jau padarysim pertraukėlę gerai, nes jau jūs čia be pertraukos sėdite. Tarp kito, kaip dažnai reikia daryti pertraukėlę? Ir va čia yra nodai, su kuriais mes kovojam ir pats kartais užkliūnam, kad čia pamiršau, kad jūs jau be pertraukos sėdite, aš matau, kai kuriem įtampa tokia. Kas 50 minučių darykit pertrauką, nes nėra nė vieno žmogaus, kuris gali daugiau atlaikyti. Taip, kūnas gali sėdėti, bet smegenys, kas 50 minučių turi gauti. Ir kai tu darai, pavyzdžiui, ne kas pusantros, o kas 50 minučių, žmogus sako, jau baigėsi, ką jau viskas, reikia namo eiti. O kai po pusantros valandos ir po to pusę valandos pertraukos, tai jau žmonėm jau taip jau įtampa. Tai trumpai žiūrėkit, vat, visą grožį užsienio kalbų studijavimo. Jūs žino 360 žodžių. Per kiek tai galime išmokti? Per dieną. Toliau matrica. Matrica. Pagrindinė, va, ta, bazinė. Teiginys, neiginys, klausimas. Dabartis, ateitis, praeitis. Bet atidrylinat iki automatizmo. Toliau studijuojat anglų kalbą ne linijiniu būdu, o pagal spiralę. Ką tai reiškia pagal spiralę? Pirmas dalykas, apie ką jūs turite išmokti, pasakyti apie save. Ir pasirodo yra 17 specifinių žodžių, kuriuos jūs turite žinoti tam, kad pasakyti apie save. Aš esu Petras, aš gimiau tenais, aš dirbu čia, aš turiu tiek vaikų, teisingai, nedaugiau negu 17 sakinių. Specifinių, kurie ten, I was born tenais, nu kažką to, ką tu turi. Toliau pagalvokit sekantį kokią temą. Dažniausiai mums reikia pakalbėti apie ką? Apie savo šeimą. Ir jūs vėl išvystot, atsiprašau, va čia, išvystot tą pokalbį su 17 darbo, mano sūnus studijuoja tenais, šitą baigė, šitą dar nebaigė, šitas eis ten, džidžidži. Ir tu studijuoji ne anglų kalbą, tu mokaisi to, ko ir siūlo andragogika. Tu mokaisi spręsti konkrečias komunikatyvinės problemas. Kai klausiu, tu žinai anglų kalbą, tai kvailas klausimas. Reikia kalbos, kokiose situacijose tu gali susikalbėti. Ir, pavyzdžiui, žmogus jau po pirmos dienos sako, aš galiu ką apie save papasakoti. Super. Toliau dažniausiai niekur mes ir neįdama, ne, ką tik susipažinęs. O jūs dar apie šeimą galiu, kad tu iš vis esi genijus jau. O jeigu tu apie darbą gali, pasirodo apie darbą, kiek reikia 17 maksimum, kodėl tai 17, nes kai mes klausiam poliglotų, reiškia, nes jie verčia įvairias konferencijas, kiek jums atrodo laiko pasiruošė, pavyzdžiui, Petraus su savo vertėjų, sinchroninių vertėjų komanda, pavyzdžiui, versti kokią nors konferenciją medikų, osteoporozės klausimais, kiek jie ruošiasi? 2 valandas, 3 maksimum. Nes jie žino šitą dėsnį 17, tai yra mantros, jie vadina. Jie žino, bet kurios rytyje yra 17 maksimum specifinių dalykų, kurio reikia žinoti. Versle, pavyzdžiui, kas yra? Norite apie verslą papasakoti. Tai ir išmokstat 17 paprastų dalykų. Va čia yra jūsų verslas, čia yra kažkur gamintojai, taip, čia yra kažkur tiekėjai, čia yra jūsų klientai. Jūs ką? Parduodat, gaunat pinigus, perkat, gaminat, aptarnaut, nu maksimum 17 dalykų. Ir žinot, šitų 17 dalykų 3 valandas gali kalbėti. Naudojant ką? Naudojant va šitą matricą. Tu niekur toli nuo jos nenueini. Po to išmoksti užsakyti bilietą. Toliau išmoksti susišnekėti muitiniai. Toliau išmoksti susišnekėti kur? Kelionė, nu, kur tenais, į kairę, į dešinę parvažiuoti. Toliau išmoksti viešbutį užsiregistruoti. Toliau išmoksti parduotuvį sužinoti. Toliau restoranuose išmoksti. Ir va, yra 20 maksimum temų, kur tu iš vis tada išmoksti, ką? Spręst, nu, pagrindinės. Toliau jau tu eini į 2, į 3 lygį, bet dar dasimokai kažkokių papildomų gramatinių, bet viskas eina kur? Ir pasižymėkit, statistika yra tokia, jeigu tu žinai 360 žodžių, kaip minėjau, tu jau gali kalbėti, 2000 žodžių, dažniausiai naudo padengia 95% visos šnekamosios kalbos. Visi žodynai remiasi tais 2000 žodžių. Tik jos reikia žinoti, kokie tai yra dažniausiai vartoma. Kiek užtrunka tau 2000 žodžių išmokti, jeigu tu per valandą gali 100 žodžių išmokti? Jeigu po valandą, tai 20 dienų, jeigu po 3 valandas, tai per savaitę. Aš per savaitę, po 3 valandas skirdamas. Bet net jeigu mėnesį skiri, bet tikrai tu žinosi šitų žodžius. Daugelis iš mūsų, kurie atėjo pas mus 15 metų studijoje, jie net 500 žodžių dažniausiai žinomų nežinojo. Kaip nekeist. O jeigu tu nori jau skaityti be žodynų, tau reikia 7000 žodžių. Bet čia tokiam kaip pasyvę reiškia. Tai iš principo va čia viskas. Ir toliau tu gali tobulinti savo anglų kalbą iki
Ir jau visai paskutinis perprato, kad naudojant principą, kad vieną sunkumą per vieną kartą, tai geriausiai studijuojant užsienio kalbas naudoti principą kokį. Nes yra skirtingi smegenų dalis atsakingas už kalbėjimą, už supratimą, ką kiti išneka, už skaitimą ir už rašymą. Todėl žymiai geriau būtų, jeigu jūs padarytumėt, ką iš pradžių išmoktumėt kalbėti. Vieną savaitę, pavyzdžiui. Bazinius tos dalykus. Toliau vieną savaitę treniruojatės tik tai suprasti, ką jums kiti išneka, pavyzdžiui, radio klausydamas. Na? Toliau bandot vieną savaitę skaityti ir toliau vieną savaitę parašyti kažką. Ir šitą ratą sukat, bet ne vienu metu ir skaityti, ir rašyti, ir dar prononsų tenais. O prieš jau visai, kaip man atrodo, kaip daryti sutarimų? Kas norėtų gražiai kalbėti angliškai, be. Ką, nieks nenorėtų? Be reikalo. Pirmas dalykas, jūs niekuomet nekalbėsit be akcento. Todėl nafik stengtis. Antras dalykas, nėra nei vieno žmogaus, kuris nešneka su akcentu. Net Anglijoj 36 dialektai. Amerikoje, ką tik buvau Las Vegase, tai vienoj verslininkai buvo, vienas su tailandietišku akcentu, kitas su taivaniu akcentu, trečias su kiniečiu, po to su meksikiečiu, geriausias tarimas buvo mano. Nes ką kalbėjo amerikietis, ne vienas iš mūsų nesuprato. Tai reiškia, visiems patinka lietuviškas akcentas. Tai tiesiog mums reikia kalbėti su lietuvišku akcentu, nes pasaulyje 70% žmonių kalbančių angliškai šneka netaisyklinga anglų kalba. Ir jūs pastebėjote, kad būtent netaisyklinga anglų kalba lengviausiai suprasti. Kas nori, kad jūs suprastų, tai kalbėkit su akcentu. Ir nebandykit Oksfordo, nes tik tai Oksfordiečiai ir suprato. O amerikiečiai sakot, šis įdibė, normaliai pasakyk. Ir kai žmonės atpalaiduoja dėl to, jie tada pradeda kalbėti čia, jau su akcentu ir puikiai jūs visi suprato. Per traukėlę, gerai 10.